Šiuolaikinėme skaitmeniniame amžiuje asmens duomenų apsauga tapo vienu iš svarbiausių aspektų įmonės veikloje. Kadangi asmens duomenys apima bet kokią informaciją, susijusią su identifikuojamu fiziniu asmeniu, jų apsauga yra svarbi ne tik moraliniu ir etiniu požiūriu, bet ir nustatyta įstatymuose. Pavyzdžiui, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų, kurie nustato griežtus kriterijus asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą. Palyginkime asmens privačius duomenis, asmeninę informaciją su būstu. Pavyzdžiui, juk niekas nenorėtų, kad jo nebuvimo metu ir be jo leidimo po jo namus landžiotų nepageidaujami asmenys ir landžiotų po asmeninius daiktus. Panašiai ir įmonė turi saugoti asmens duomenis, kuriuos pats darbuotojas arba kažkas kitas jai patikėjo. Naudodama klientų ir darbuotojų informaciją, įmonė tampa šio būsto sargu, kuris turi užtikrinti, kad durys, duomenų saugumo sistemos, būtų atidaromos tik priklausantiems asmenims ir tik toms veikloms, kurios jiems yra deleguotos. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kuri identifikuoja asmenį arba leidžia asmenį identifikuoti. Tai apima, bet neapsiriboja, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu, elektroninio pašto adresu, IP adresu ir taip toliau. Asmens duomenų apsaugos teisinis reglamentavimas saugo individą, pavyzdžiui, nuo tapatybės vagystės, kuri gali įvykti neteisėtai gavus asmeninę informaciją. Tapatybės vagystė nėra nereali, ji gali sukelti rimtų finansinių ir emocinių pasekmių aukai. Todėl asmens duomenų apsaugos reglamentus reikia vertinti rimtai. Taip pat, asmens duomenų apsaugos priemonės įmonėje šiais laikais yra vienas iš įmonės tolimesnės egzistencijos sąlygų, siekiant apsaugoti klientų ir darbuotojų informaciją bei saugoti įmonės reputaciją. Duomenų nutekėjimai ar kiti su tuo susiję pažeidimai gali sukelti finansinius nuostolius. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas numato baudas iki 20 milijonų eurų arba iki 4% metinės apyvartos, priklausomai nuo to, kuris skaičius yra didesnis. To galima išvengti įmonei laikantis atitinkamų teisės aktų. Be abejo, tai susiję ir su kiekvienu įmonės darbuotoju, kuris privalo laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų. Toliau paaiškinsime teisės aktuose vartojamą terminologiją ir asmens duomenų apsaugos teisinį reglamentavimą. Susipažinsite su asmens duomenų tvarkymo principais ir sužinosite, kaip asmens duomenų apsauga pasireiškia įvairiose su įmonės kasdieniu darbu susijusiose srityse. Taip pat paaiškinsime apie galimas pasekmes, jei bus ignoruojamas asmens duomenų reglamentavimas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šių normų įgyvendinimui, atsižvelgiant į darbuotojo pareigų specifiką.